Visaginas Spartakas 2-6, kokios pralaimėjimo priežastis? Pagrindinė priežastis, manyčiau, būtų, kad nedaug žmonių šiandien susirinko, prasidėjo šiltas sezonas ir komandai sunkiai renkasi, porą pagrindinių žaidėjų traumuoti yra, tai kažkam atostogos prasidėjo. Pagrindinė priežastis būtų, šiandien buvo 8 žmonės, su vienu pakeitimu pirmą kėlinį žaidžiant, tada dar atvažiavo vienas mūsų žaidėjas, tapo lengviau, pirmą kėlinį baigėm 4-0, pralaimėdami antram sugebėjimo muš 2, bet jau tada baigėsi gal jėgos ir praleidom dar porą. Spartakas buvo be pergalių ir padovanojot jiems šiandien 3 taškus. Nu, tikėsimės, kad antram ture padarysim revanšą garbingą. Ar rinksis jūsų komanda ateityje rungtynes, nes jau keli turai vis minėjot, kad sunkiai renkasis? Matot, kaip dar sunkiau bus, man atrodo, nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai 3 savaitės nebūsiu čia Lietuvoje, atostogausiu 2 savaitės, po to komandiruotis, tai nežinau, kaip Dievas duos, kaip sakoma. Apskritai, ar Visagino komanda turi kažkokius tikslus šitam turnyre? Šitam turnyre, nu kaip, pakovot, parodyti, kad mokam kažką, bet iš tikrųjų B divizionas atrodydavo, kad bus lengviau. Nu ir aišku, tikėjomės, kad visi renkamės, bet išėjo taip, kad nesirenkam. Ne visi ateina ir sunkoka dabar. Rytas nugalėjo Indeksą 5-3-1 iš pagrindinių varžovų, tai be abejo esat patenkinti tokiomis rungtynėmis ir ypač rezultatu, ar ne? Labai patenkinti, geriau sulušim negu žaidimu patenkinti visų pirma. Gal mes panikuojam kartais, bet rezultatas ir žaidimas pagerėjom praeitą varžybą po Žvėryno buvo. Tai gerai, truputį susitvarkėme su... Pradėjo kamuliukas vaikščiot pasiukais, tai ir pradėjome geriau žaisti. Realizavom progas, daugiau progų turėjome, realizavome tų progų, kurie turėjome realizavome, kas sakrytų. Treniruotės padėjo papildomą sportimo į naktį? Aišku, svarbiausia motyvacinė sistema komandai. Mes skiriame bonusų sistemą už įvarčius, už rezultatyvus perdavimus. Mokėsim premiją savo komandai. Gerai. Ir manau, tai paskatins žaidėjus dar geriau žaisti. Dabar reikia išsaugoti tą pirmą vietą, taip aukštai užkilot. Teisingai, visada yra taip, kad išsaugot sunkiau negu daryti iki pirmos. Dabar stengsimės. Dabar gal bus dar daugiau bijos. Bet nemanau, čia bus dar, su visais dar žaisim. Bet Spartako žaisim dar kitas turą. Tai irgi taip susirinks, jie gali laimėti nes pažįstam tą komandą. Tai dar anksti kalbėti. Po pirmo turo, virtelė, tada aptarsim, kai vietoje esame. Ačiū. Taip, signalizacija LT antrojo pergalė šilės Simai, ką tai reiškia? Jau gavot savo žaidimą, jau pagreitį? Pradėjo rinktis visi žaidėjai, atėjo gynėjai iškart gerai, įvarčių praleidom tik vieną įvartį per 2 varžybas. Tai šiandien išnaudojom daug progų, turėjom tikrai daug. Manau, laimėjom pelnyti šiandien, tikrai. 1-0 prieš Perkūną, tai vyravo gynybinis žaidimas? Jo, dauguma gynybinis, bet ir sakau, progų neišnaudojom ir mes, jie ir keletą turėjo gerų, išgelbėjo vartininkas mūsų. Pasisekė šiandien, laimėjom. 2 rungtynės, 1 praleistas, esat patenkinti turbūt? Labai, jo. Nes kas buvo pirmose 2, kai neturėjom gynėjų pagrindinių, buvo sunku, o dabar, kai visi yra, šiandien buvo išvis visi pagrindiniai žaidėjai, tai ir žaidimas visai kitas ir kamuolį palaikom ir viskas normaliai.